Na ką, sveiki. Sveiki, sugrįžę į antrą dieną. Antroji diena, kaip auginam svorį, iki dabar yra be 15, jau be 13, 2 nakties. Kodėl aš taip vėlai filmuoju video, tai ką tik grįžau iš darbo. Kokį planavau šiandien daryti video? Planavau varyti salę po darbo ir filmuoti workoutą, bet taip gavos, kad dirbau iki 1 ir nebeišėjo. Mano mikrofonas, biškai pasimsiu, kad geriau girdėtųsi. Varysim pavalgyt, nes aš sveriu mažai. Aš dabar grįžau iš darbo 7,7, tai rytoj pagal viską. Jeigu dabar nieko nevalgyčiau, tai rytoj sverčiau 7,5. Jo, 7,5. Ir jo, žodžiu, hebra, jeigu nenorit žiūrėti, kaip aš ją japinsiu ir gaminsiu valgyti, tai prasisukit biški. Tai pirmoji diena buvo nesėkminga, nors ir viršijau kalorijų skaičių, ten virš 3000 buvo su pusė, 3500 buvo, svorio numečiau 0,4 kg. Ir jo, tai reikia valgyti biški daugiau, nėra jokio skiuzo, nėra jokio pasiteisinimo, kai nori auginti svorį, nori būti didelis, turi valgyti, davai, ką aš čia gaištų laiką, reikia valgyti. Žodžiu, pirma diena buvo labai chujova, jeigu aš ją įkelsiu, tai įkelsiu, jeigu matėt, tai matėt. Dabar yra antroji diena, esu ant 2600 kalorijų, tai reikia damušti ir viršyti ant dachuja, tai davai varom gaminti, valgyti. Šausim ryžių su vištiena. Buliatų lyn, hebra, čia auga potencialas. Aš būsiu kitas David Leid. Žinau, kad valgyti prieš naktį nelabai yra gerai, bet hebra, nevalgysi, nedidėsi. No excuses. Aš pamiršau, man reikia pasisverti. Žodžiu, vienas iš knisančiausių dalykų yra sverti visą maistą. Jo, bet toks gyvenimas. Nu ką, pasidarėm valgyt. Dabar yra, jo, po 2:10. Mes savo naktipučius turim tokią krūvelę ryžių. Ir jo, pavalgysim ir manau lėksim miegot. Kad po šito bulkinimo savo kelionę padarytume šiek tiek įdomiau, tai aš sugalvojau, padarom tokį iššūkį. Jeigu aš iki naujų metų neišbenčinu 100 kg, neįstumiu 100 kg štangos, tai aš triems iš jūsų savo žiūrovų, kurie pakomentuos po šito video, arba gali tik tokią pakomentuoti po kažkokio mano video, tiesiog komentuokit 100 ir aš jums pervesiu 20 eurų. Bet su ta sąlyga, jeigu iki naujų metų tiesiog neišbenčinčiau, neįstumsiu 100 kg, tai kiek turi gruodis dienų? Gerai, žodžiu. Tarkim 31 gruodžio, šiandien 12 nakties, šaulo fejerverkai ir aš neįstumiu 100 kg, aš jums pervedu 100 eurų 3 žmonėms, 3 laimingiesiams po 20 eurų. Tai komentuokit 100. Ką, atvarėm į salę, darysim kojas, dabar yra 1 nakties. Čiū vėliausiai, kada esu buvęs salėj. Tai jo, bus matyt, 8,5 valandos dar. 8,5 valandos darbę prabuvom. Ką reikojas padaryti. Žodžiu, hebra, praeidam tiesiog. Blet, aš dar nenusistačiau šito šūdo.
Per tave, per tave, viskas per tave. Ir nepamiršk, kad tau rytoj naktinė. Ai, į rytinę? Tai tu mes tiesiog per tave gaištam laiką, aš nežinau. Aš tai rytoj mėgosiu iki 12. Hebra, čia pati geriausia kojų treniruotė bus, nes šalia manęs yra pati geriausia trenerė ir išmokins kojas daryti, nes ne veltui aš tokias kelnes ir nečioju plašas, nes kojų nėra. Ne, man atrodo, per smulkiai pasitikėjau. Nežinau, hebra, niekados nedarau su viena koja, bet jeigu trenerė sako, reikia daryti 5, blėt, sueiktų, iš tikrųjų sunku. 7. Kažkaip, tipo, jaučias, kad daugiau jėgų yra, nes, tipo, daugiau valgyti pradėjau, tipo, iškart jaučias, tipo. Ir kažkaip yra jėgų po darbo, tipo, anksčiau ir keista, tipo, energija. Tai nedirbai iki 3 ar iki 2. Nu, vis tiek dirbai 8 valandas. Hebra, aš visą šlapęs esu. Esam dabar ant 2800 kalorijų. Trečioji bulko diena. Ką žinau, yra jėgų, kaip minėjau. Turim jėgų. Anksčiau kaip darydavau kojas, tai šis norėdavau kuo greičiau pabaigti. Labai žiauriai gerai tylinu. Esu pilnas angliavandenių ir lekiam toliau. Kažkaip per lengva buvo. Kiek jums ar ne? Ne, tai filmuoju. Ne, nu gerai. Paduok. Nu duok tą kamerą, sakau. Os nepamiršau pompo, nors reikėjo pompo biškį ateit anksčiau žiūrėt. Nes kol kiapsus padarėm, tai ir dingo visas pompas. Ką? Eik, man, čia nieko nėra. Gerai. Nu jo, hebra, laukia ilgas kelias, tikrai laukia tolima kelionė. Ką žinau, bet dirbam ir dirbsim. Tai ką, tos workoutas, tokios 3 dienos, bet tikriausiai susimatysim prie vakarienės vėlyvo stalo. Nu ką,
The last meal, paskutinis valgymas. Ką mes turim? Tai 5 kiaušiniai kepti, bananas, duonos riekelė su sėklom, nežinau, kažkokį čia radau. Daug kalorijų turi. Tai jo, pavalgysim. Žiauriai gerai realiai padarėm kojas. Taip realiai, senai taip gerai nesijutau darydamas kojas. Tai jo, šiaip pats mylas neblogas. Tikrai žiauriai geras po salės. Iš kiaušinių gausim baltymų, gero riebalo. Tada damušim su duona ir banano angliavandenius, kurių man trūksta. Ir jo, dabar yra mandruos jau 3:30. Ir pavalgom, šausim miegot. Gaus kiek daugiau platformuot, tikrai dabar nestabdysim. Kelsiu daug progreso. Ir jo, susitiksim kitam video. Skanaus man, o jums saldžių sapnų, chebra.